Gal galit parekomenduoti apie santykius ir skyrybas? Knygų gal galit parekomenduoti. Žiūrėkit. Pirmiausiai, santykiai ir skyrybos tai yra santykiai. Šitą žodį labai neteisingai žmonės vartoja. Bet lietuvių kalboje santykiai, santykis, jis turi gerą reikšmę, jo prasmė yra labai gera, bet kai chebrytė pradėjo prostituciją vadinti santykiais, žodžiu, tas žodis tapo neigiamos reikšmės. Nes įvardinkit tai, kas vyksta tikrais vardais. Jeigu jūs sanguliaujat už kažkokią naudą, ne, už tai, kad jums gražiai šneka, už tai, kad jūs vaišina restorane, už tai, kad ten vežioja su prabangiom mašinom, jūs esat prostitutė. Ne? Jeigu jūs vyras ir naudojatės moterimis, va, būtent mano irgi įvardintų būdu, jūs, tas prostitutas, ne prostitutas, kas, jūs tiesiog perkat moteris, ne, papirkinėjat. Ir tai nėra santykiai, tai yra prostitucija, ne? Ir skyrybos šitoj vietoj, aš atsakau, santykiai ir skyrybos. Ne? Skyrybos šitoj vietoj tai yra tiesiog kažkas nesumokėjo už suteiktą paslaugą. Apie kokias knygas jūs norit kalbėti? Kokios tai knygos turėtų būti? Jeigu mes kalbam apie šeimą, ne? Okei, santykiai šeimoje yra labai svarbus dalykas. Vyro ir moters, jo žmonos santykiai labai svarbu ir labai reikalinga. Ne? Ir netgi šitoje vietoje, sakau, tas žodis, tai taip turi tiek daug reikšmių pas mus lietuvių kalboje, kad, žodžiu. Tai pirmiausiai, kuriant šeimą, reikia sukurti santykius, bet nesantykiavimą. Žodžiu, šitą reikia atskirti, kur yra santykiavimas ir kur yra santykiai. Ne? Santykiai be sekso, taip turbūt reikėtų sakyti, be lovytės. Tai pirmiausiai reikia sukurti santykius, ne, kur pirmiausia sukurti bendravimą, bendrystę, sukurti santykius su žmogum. O po to, kai jau sukuriat tuos santykius, ne, o po to ten jau, kai sakant, labai rekomenduotina sukūrus šeimą, tada jau santykiauti. Ne, jau ten jau galit, žodžiu, šitas žodis labai blogas. Ir dabar, gerai, sakykim, čia yra apie, ar galite rekomenduoti knygų apie šeimą ir skyrybas? Neskamba. Žodžiu, apie santykius šeimoje ir skyrybas. O jeigu įdėtumėt apie santykius šeimoje ir skyrybas. Tai arba tai knyga apie santykius šeimoje, arba tai knyga apie skyrybas. Skyrybos tai čia jau kaip ten tas nebaudžiamasis civilinis kodeksas. Prašau, civilinis kodeksas. Ne? Pasiskaitykite apie skyrybas. O knygų apie šeimą. Nežinau, man labai patiko vienas psichologas. Jis labai piktai atsiliepė, aš ten tokį turiu, kai sakant, man patinkančio požiūrio psichologą, keletą iš tikrųjų, mano tie vadinami kumyrai 4, kuriais aš vadovaujuosi, kurių ideologija man sutampa su mano išskaičiavimais,
Ne? Nes aš nesu ten taip aklai, žinai, čia viskas jisai pasakė šventą. Ne. Ir pas juos yra grybo pripjauta, nes kiekvienas iš mūsų, mes vėlgi, turim susikurti pagal savo šitos dėžutės turinį, tos santykius šeimoje. Ne? Yra labai gerai pasakęs, visos knygos rašomos tam, kad jos būtų parduotos. Ne? Psichologai dirba tam, kad turėti darbo irgi. Tai ta prasme, reikia viską žiūrėti labai kritiškai. Nes žiūrėt, ar tai vaistas gydyti priežastį, ar paslėpti simptomus. Ne? Čia kaip su sveikata. Yra savijauta bloga, nesakykime, ten kas, irgi iš įdomesnių momentų, kraujo spaudimas pakilo, žinai. Ajajai, mes tabletę nuo kraujo spaudimo. O kraujo spaudimas pakilo dėl to, kad kepenims trūksta ir kepenys prašo smegenų, duokit man biškį kraujo, nes čia biškį man reikia prasivalyti. Mes spaudimą metam žemėn, o ten dėl ko priežasties, nesigilinam. Ten, sakykime, gerai, peršalimas, temperatūra pakilo, ne? Ajajai, mes vaistukų nuo temperatūros pakilimo. O kad ta temperatūra pakilo tam, kad organizmas ten tas bakterijas sudegintų, ne? Tai čia, vėlgi, priežasties ir pasekmės gydymas. Tai lygiai taip pat ir su psichologais reikia būti labai atsargiais, nes jie gali tik tais imtis, galbūt net patys to nežinodami iš tikrųjų, imtis tik tais simptomų šalinimo, o ne priežasties gydymo. Taip kad ir knygos, ir visos tos konsultacijos reikia labai, labai kritiškai žiūrėti. Nes, aš pats kažkada jaunystėje bandžiau lankytis pas keletą psichologų, konsultuotis. Labai linksmai. Pas vieną buvau, pasikonsultavom. Gavosi, kad, nežinau, kas ką pakonsultavo, bet jisai net pinigų neėmė. Bet tai tiek to. Ir ką aš pastebėjau, tiesiog, nesakau, kad visi, bet tiek daug gudrių frazių, tiek tų išvedžiojimų, tiek tenai, supranti, aplinkui per kažką, kažkur, kažkodėl, toks šotis su gyvatėm, žinai. O esmės neliečia. Yra esmė, yra pagrindas, yra dėsniai, yra kažkokie tai dėsningumai ir yra priežastys pasekmės, su jom ir dirbi. Ne, palauk, čia, žinok, čia yra giliau, čia yra jaunystės traumas, čia yra ir volioja, o tu eini, vieną kartą, antrą, trečią, pinigėliai kapsi, viskas labai gerai, verslas klesti. Taip kad aš pirmiausiai parekomenduočiau sukurti šeimą, prieš tai sukūrus santykius, be santykiavimo, be lovytės, ir apie skyrybas nereikės knygų ieškoti. Nes, kai jūs susibėgat tik tais pasisantykiauti, tada atsiranda skyrybos. Nes, kažkas atiduoda paslaugą, o kažkas nesumoka už tą paslaugą. Vat ir prasideda nesutarimai. O jeigu normaliai, kai sakant, pagal visus dėsnius, jeigu kuriat santykius pagal tai, kas mes esam žmonės, labai skirtingi žmonės, tai ilgai ir laimingai. Ir jokių knygų apie skyrybas nereikės. Taip kad,
Nu, kurti šeimas. Stiprias, sveikas šeimas ir santykiaukite šeimoje.